1980 metais švedų menininkas Lars Vilks slapta pradėjo statyti Nimis iš dreifuojančios medienos ir vinių. Statė be jokio leidimų nacionalinėme draustinyje. Todėl valdžia norėjo statinį nugriauti. Vietoj to prasidėjo dešimtmečius trukęs teismų karas. Kad valdžia negalėtų lengvai nugriauti kūrinio, Lars Vilks paskelbė, kad ši vieta priklauso išgalvotai valstybei Ladonija. Ladonija turi karalienę, ministrus, vėliavą, herbą ir šimtus tūkstančių registruotų piliečių iš viso pasaulio. Tapti Ladonijos piliečių galima internetu visiškai nemokamai. Įdomus faktas, visa konstrukcija buvo statoma rankomis, medieną nešant stačiu šlaitu žemyn prie jūros. Tai užtruko daugybę metų. Įsivaizduokit, vienas žmogus slapta miške pradėjo kalti vinį po vinies. Po daugiau nei 40 metų jo nelegalus projektas tapo viena garsiausių ir keisčiausių turistinių vietų Švedijoje. Nu, į ko aš čia darau? Ogi atėjo metas vėl varyti į Lietuvą atostogų, dėl to nusprendžiau vieną dieną anksčiau iškeliauti ratais, kvadratais, tiesiai per aplinkui, su nakvyne prie Baltijos jūros, nukeliauti į savo keltą, kuris gabens mane namo į Lietuvą. Nu ir va taip vagavos, kad pirmą vietą, kur atvažiavau, buvo ta Nimis meno vieta ir kaip saka, nepridėsi, neatimsi, bet tik buvau pamiršęs, kaip žemai reik nusileisti ir kaip aukštai reik sugrįžti, dėl to grįžtant čiut nebuvo man. Pradėjo širdis tabaluoti, buvo energetinį įvaręs prieš tai, o dar ir kojų dieną buvau pasidaręs prieš tai salėje, tai buvo tikrai išbandymas sveikatai. Na ir keliaujam toliau. Liko dar keletas valandų iki tamsos. Tikiuosi pasiekti Karlshamną, iš kurio keltas išvyksta rytoj. Na ir tenai planuoju panakvoti kažkur prie Baltijos jūros. Nu ir vienu žodžiu, tokia situacija. Pravažiavau kokias 3 vietas, kur galvojau, kad bus galim pakempinti, pastovyklauti, bet visur vien gamtos ir gyvūnų rezervatai, tai labai sudėtinga rasti palei Baltijos jūrą, kur nusimest palapinę. Na, o mašinai miegoti nesinorėjo, tai radau tokį kaip
žygio trasą, kurioje nurodyta, kad yra kempingas maždaug už 3 km. Tai teko vis dėlto leistis dar į 3 km žygį, kad pasiekti tą stovyklavietę ir tikiuosi, kad nebus jinai užimta. Eriksbergstranden tai vienas gražiausių Blekingės gamtos rezervatų. Čia Baltijos jūra tūkstančius metų formavo uolėtą pakrantę, o šalia esančiame Eriksberg parke laisvai gyvena stumbrai, elniai ir šernai. Tai puikia vieta žygiams ir laukiniai Švedijos gamtai pažinti. Jeigu nebijai, kad šernai pragrauš tavo palapinę, tai gali drąsiai ten ir kempinti. Vaizdelis ir kvapelis tikrai nekoks. Dar norėjau išsimaudyti galbūt, bet greit noras praėjo pamačius tokį vandenį. Na ir pagaliau priėjau stovyklavietę. Tai ženklai sako, kad negalima kūrenti ugnies su malka, nes yra gaisro pavojus dėl esamų karščių. Galima kūrenti tik tai su anglimis. O aš anglių kadangi neturiu, bet turiu pasiėmęs tą nešiojamą dujinytę tokią. Tai vėliau galbūt ją pasikursiu ir pasidarysiu kažką valgyti. Na tai va. Vienu žodžiu pradėjau odai pulti velnioniškai, bet gerai, kad turėjau pasiėmęs šitą nuodų prietaisą. Bet jis kažkodėl man neveikė. Dar radau bateriją pridėtą. Galvojau, gal tą bateriją reikia įdėti. Įdėjau tą bateriją, bet prietaisas vis tiek neveikė. Girdėjau, kaip šnypščia dujos jame, nes tokį buteliuką įdedi, ten paspaudi mygtuką ir turėtų užsidegti tos dujos, kaip suprantu, ir kaitinti tą elementą, kuris skleidžia kvapą ir neleidžia odam prisiartinti. Bet taip ir nepavyko uždegti jo, lyg ir suveikė trumpam, odai dingo, po to vėl nebeveikė jisai, ar tai užgeso, ar tai dujos blogai eina, nežinau, nesupratau, tai teko palikti šitą reikalą. Na ir vienu žodžiu, kaip visada kažkas naujo atsitinka, tai yra čiužinys netelpa į palapinę. Tad teko nuleisti šiek tiek oro ir sugrūsti jį vidun. Aišku, užpakalys visą naktį bus ant žemės, bet ką padarysi, bent palapiniai.
Nu ir pasiskraidžius su dronu, laikas pavakarieniauti. O vakarieniai kas? Bomžpakė ir dešrelas. Tiesa, nepasėmiau labai daug vandens, tai tikiuosi užteks dar ir pusryčiams. Gazuot su laimu. Pamamat.
Na ir žinoma, vandens pusryčiams nebeliko, tad pasinaudojau paskutiniu vandeniu išsivalyti dantelius. Na, o šiaip naktelė praėjo visai nieko, miegojau gana prastai, triukšmai, gyvūnai ir taip toliau aplinkui, bet kadangi netoliese buvo tvora atitverta viskas nuo gyvūnijos, tai problemų kaip ir neturėjau naktį. Tik apart garso tokie dideli žingsniai. Žūk, ten matyt briedžiai ar nežinau kas buvo, bet skambėjo tikrai pavojingai. Iš palapinės lysti nelabai norėjau. Nu ir vienu žodžiu išsivalęs dantis, susipakavau palapinę. Tiesa, labai naktį kondensatas kaupęs, tai išpurtyti sekės taip pat nekaip. Na, bet šiaip netaip susipakavau šitą palapinę ir išvažiavau dar aplink Karlshamą pasižiūrėti, kas gero. Paskui dar planavau užsukti į patį miestą. Pakeliui sutikau kiaulių, visko.
Na ką, nusiplovus automobilį, atvykau į Karlshamą ir suradau vietikę pavalgyti. So, Thank you. it's still there. Yeah. Na va, pavalgiau pusryčius, visas patenkintas ir staiga sužinojau dar, kad miesto šventė, festivalis vyksta Karlshame ir prasideda nuo šiandien. Tai nusprendžiau dar užeiti į miesto šventę, pažiūrėti, ką parodyti gal bus. Štai labai išskirtiniai biotualetai. Štai vienas labai įdomus be sienų, tiesiog du žmonės stovi iš kampų ir šlapinasi jį, ko dar neteko matyti gyvenime. Na ir taip gavosi, kad pirmas šventės pasirodymas yra automobilių suvažiavimas įvairiausių klasikinių ir išskirtinių modelių. Kadangi automobilių prigužėjo tikrai nemažai, todėl parodysiu tik keletą įdomesnių variantų, nes kitaip pasidarytų tikrai nuobodu. Så har det alltid varit när Volvo har tagit en ny väg. Ja. Att man liksom, de har tagit lite tid att smälta det. Ja. Så är det. Och då ligger de borta. Landsbergienės. Na, per ilgai aš čia nebesitrainiau aplinkui, tai toks maždaug ir buvo mašinų suvažiavimas. Šiek tiek reikėjo paskubėti, nes ir keltas neužilgo jau namo. Tai dar greitai perbėgsiu per miestą, pakelsiu droną ir staiga kažkas atsitiks.
Pakelsiu droną virš miesto, pradėsiu skraidyti visaip įvairiai mandriai pirmyn atgal ir tarp kanalų. Na ir šitoje vietoje nutrūkęs vaizdas byloja, kad įvariau droną tiesiai į medį. Dronas tieškėsi tiesiai į žemę iš kokių 3-4 metrų aukščio. Bet žala nebuvo tokia didelė, tik prasidarė vienas kraštas, suspaudžiau atgal, įspaudžiau įskilimą atgal, tai truputį liko tik įskilęs. Dabar bandysiu pažiūrėti, ar vis dar skrenda jisai. Nu ir panašu, kad viskas funkcionuoja gerai, filmuoja, sukinėjasi, pabandžiau į kairį 10 pirmyn atgal, aukštyn žemyn, įrašyti, nutraukti ir taip toliau ir panašiai. Tai dronas išgyveno pirmą savo kritimą, ačiū Dievui. Na tai va tokia kelionė buvo tiesiai per aplinkui ratais kvadratais, jau atvykau į keltą ir užsisakęs buvau kelionę namo kapsulėje. Miegojau irgi nelabai kaip, toje kapsulėje vėjas pučia tai per stipriai, tai per garsiai, jeigu uždarai būna per garsiai, atidarai vėjas tikrai per didelis, sukūriai netgi aplink galvą sukas, o šiaip dėl patogumo, tai nelabai man patiko. Vertinčiau 5 iš 10 kelionę ir žodžiu, va tokia ta mano kelionė, ačiū visiems, kas žiūrėjot, paprenumeruokit, pakomentuokit, palaikinkit. Ir susitiksim kitame mano video. Iki.